Kai mes paėmėme pavyzdį iš papajos, mes pavadinome jį Elizabet, 26 metų moterimi. Rezultatas iš papajos grįžo pozityvus, kad ji turi koroną. O tai reiškia, kad skystis iš papajos yra pozityvus. Mes paėmėme pavyzdžius iš paukščių rūšies vadinamos kvarė. Rezultatas grįžo pozityvus. Paėmėme pavyzdžius iš triušio. Rezultatas buvo nenustatomas, atsakymų daugiau nei vienas. Paėmėme pavyzdį iš ožio. Rezultatas buvo teigiamas. Mes paėmėm pavyzdžius iš avies. Rezultatas buvo neigiamas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai tu tai matai, paėmė pavyzdžius, sakai, kad jie yra žmogaus ir rezultatai grįžta, kad jie turi koroną. Tai rodo, kad visos papajos turi būti izoliacijoje. Ir kai paėmė ožio pavyzdžius ir jie irgi pozityvūs, tai savaime suprantama, kad visi ožiai, kuriuos mes turime, arba tas ožys, iš kurio mes paėmėme pavyzdį, taip pat turėtų būti izoliuotas. Ir kai tu paėmė durianą, ir jis irgi yra pozityvus, tas, kurį mes pavadinime Elizabeta, reiškia Elizabeta durianas. Tai reiškia, visi durianai irgi turėtų būti izoliacijoje. Tai kai tu pastebi kažką tokio, tu privalai suprasti, kad šituose testuose yra žaidžiamas purvinas žaidimas. Ir šioje šalyje vyksta neįtikėtini dalykai. Arba tų laboratorijų darbuotojai yra papirkti pinigais, arba jie yra nepakankamai išprusę, kas nėra tiesa, nes tos laboratorijos naudojamos ir kitoms ligoms. Arba šitie atvežtiniai testai, nes netgi reagentai yra importuojami. Nes netgi šitie krapštukai yra importuojami.